Gerai, galim. Atvyko pas naujus partnerius, BK grupė. Iš vienas iš jų prekės bus esvizas, kur vešim ant automobilio ir ant aprangos ir visą Dakarą. Tai bandom užeiti, pasisveikinti su vadovu, su visa komanda ir pažiūrėsim, kaip mums seksis. Kabėjo pas mane su ofise, aš kaip nusprendžiau nuo savęs nukabinti tau atiduoti. Ką jūs pardavinėjat, kuo užsiimat? Ir ką galima įsigyti iš jūsų? Mes profai esam apsaugos, patalpų apsaugos sistemose. Dabar einam į tuos tinklų produktus, į elektrą. Dabar labai elektros specializuojamės, nes principė mums per maža rinka jau su apsauga. Esam dukterinė įmonė Hikvision, kuri yra pasaulio lyderė. Taip. Tai metinė apyvarta Hikvision yra 13 milijardų dolerių. Hikvisionas, pavyzdžiui, jisai ir Kauno miesto saugo, tai toje vietoje, pavyzdžiui, detektuoja mašinos numerį, sulygina su techniniu apžiūrų centru, su draudimu. Viskas sujungia į programą. Ir jeigu tu technikinę pamiršai pasidarytų, gauni baudą, nes policija, žinai, policija lengvina darbą. Tai žodžiu, jeigu aš Dakaro mašiną pasistatau garaže, įsidedu kameras, tai jinai tikrai bus vietoj ir tikrai, jeigu ateis ir pavogs, surasit tą vagį. Sandėliukas čia jūs, ne? Jo, tai čia ta zona tokių greit judančių prekių, kur mažesnės prekės ir daugiau. Per Black Friday mes ten praktiškai per vieną savaitę, kokius per visas šalis 4 milijonus eurų, žinai, parduodam produkciją. Labas. Labą dieną. Jūs irgi remontuojat? Taip. O, smagu. Nes, supranti, Italijoje pasižiūrėjo, vidutiniškai per 21 dieną suremontuoja kamerą, o mes suremontuojam per dieną. Nemėgstam palikti tenais, kai italai mėnesį laiko tvarko tenais. Nesame mes pažįstami. Tai susipažinsim dar. Viskas. Gerai. Iki malonaus. Viso, iki.